Esame Molėtų šventųjų apaštalų Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje, kuri yra tarsi šito Molėtų dekanato, Molėtų viso krašto dvasinis centras, Molėtų ir tarsi rajono viena iš pagrindinių, gražiausių, didžiausių šventovių. Molėtų rajone dirbo nemažai kunigų, kurie artimai bendravo su palaimintuoju Teofiliumi, ir kunigas Stanislovas Kiškis Stirniuose, kunigas Jonas Jonys Videniškėse, kunigas Jonas Pilka. Molėtų rajone įspaustos pėdos yra palaimintojo Teofiliaus. Čia gimė ir užaugo abudu palaimintojo Teofiliaus Matulionio tėveliai. O pačioje bažnyčioje yra labai įdomus Vytauto Švarlio, garsaus Lietuvos vitražų meistro darbas, kuris buvo padarytas artinantis 2000 metų jubiliejui. Tuometinis klebonas kunigas Vilnis Cukuras, kuris taip pat buvo palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos pirmasis notaras, užsakė 2 vitražus, Jurgį Matulaitį ir Teofilių Matulionį. Viena įdomi detalė, jog Teofilius Matulionis dar nebuvo paskelbtas palaimintoju, bet klebonas tam tikrą prasme nusižengė bažnytiniai tvarkai ir iš anksto uždėjo aureolę, kuri kaip yra palaimintojo šventojo tam tikras ženklas, žinodamas, vildamasis ir tvirtai tikėdamas, kad Teofilius Matulionis taip pat bus šventasis, palaimintasis. Tai parodo ir Dievo tautos tam tikrą intuiciją, kad Teofilius Matulionis tikrai yra neeilinė asmenybė, neeilinis žmogus mūsų tautos istorijoje ir ypatingai taip pat neeilinis aukštaitis. Jis būtent kalbėjo, kad šio krašto, Molėtų, Aluntiškių tokia aukštaitiška, gražia tarme, nors mokėjo daug kalbų ir daugybę metų negyveno Lietuvoje, bet tos tarmės jisai neprarado, ją išsaugojo ir iki mirties ją kalbėjo.